Aš beveik nesimato net. Sakau, mamos net nebesimato. Заканчивается он в итальянском городке над Португалией. Labas rytukas. Kelionę šiandien pradėsime nuo gražiausios vietos Europoje. Galbūt kažkas esat matę Instagramo reelsus. Pico Ruivo. Daug kas sako, kad tai yra gražiausia vieta Europoje. Tai vat atvažiavau pasižiūrėti ir iš tikrųjų taip yra. Aišku, šiandien trukdys biški rūkas. Nieko nesimato, bet tikiuosi, gal bent kažką pamatysim. Į viršūnę lipsiu ne vienas. Pasiėmiau kartu mamą ir jos sesę. Tai varom tryse. Jos kažkur jau nuskubėjo į priekį. Aš bandau vytis. Iškart prasideda didelių sukilimų. Ir matot, visur rūkas, tai nieko daug ir nesimato. Nejuokauk čia. Dar du kilusiais. Aukščiausia, tai čia atrodo vieta. Oi, dar eisi. Це Азар, це же картишка. Gal ir gerai, kad biški purškia, ne taip karšta. Sorry, how much kilometers left? I don't know. 10 minutes, 20? 20 minutes. 20 minutes. Little. Okay. Away. Dar 20 minučių. O taip atrodo pasižiūrėjus į šoną. O apšė nieko. Atrodo ten tiesiog dangus ir baigėsi viskas. Ko ieškai? Juodos ploščių. Ištrauk, apsirenk striukę arba tą celofaninį, tu visas jau šlapęs. O čia gerai pasakėjai. Prašytas? Nu, mama sako apsirengt, mamos reikia klausyt. O kur tu? Tai užsidėsiu ploščių. Tai vat atrodo mano kuprinė po 10 minučių ėjimo. Visa šlapia. Rašo waterproof, tai pažiūrėsim. Ir išties protingas patarimas. Su lietpalčiu bus daug fainiau eit, nes įsilinuoja taip normaliai. Gerai. Labai daug turistų prasilenkiam. Skanus vanduo. Sakau, lietuvių porelę. Pasizdarovinam, pasibazarinam, bet neįjungiau kameros, nes labai krypia atrodytų, jeigu iš pomaikės išsitraukčiau kamerą ir pradėčiau filmuoti, tai nefilmavau. Bet va, sutikau lietuvius. Klausiau, ar dar toliai, tai sakė, nu dar yra paeiti. Tai, nu ir panašu, kad dar yra eiti. Tai. Lietuviai nuėjo, matėt? Ką sakė? Sakau, gal žinot, gal išsisklaidys. Oi, sako, be šansų čia, bet sako, vis tiek verta. Jie rytoj kitą kalną lips. Kokį? Sakė, pamiršau, Ruivo. Mes dabar Ruivo, ne. Kažkur. Areiroje lips. Ai, Areira. Mes dabar Pico Ruivo. Areira yra ten iš vis, wow, tipo, dar įdomesnis. Bet ten kažkaip, prie to netgi galima, sakė, prie pat su mašina privažiuoti. Taip, bet yra kelias iš šito kalno į tą. Nu taip, bet čia labai toli. Labai toli ir taip, Jo. tu ten žiūrėjai, kad sudėtinga, Sudėtinga, jo. Tai mes nebandom. O dar tokio oro, tai ten iš vis parašyta pavojinga. Slidu ant šitų akmenų eiti. Ja. Reikia žiūrėti atsargiai. Nors ir batai atrodo tinkami, bet slysta vis tiek. Jau praeinam tokį trečią namuką. Tai jie tiesiog jaučiu padaryti tokie pasislėpti nuo lietaus, pasėdėti, pavalgyti. Tai va jau trečią lyg ir praeinam.
Tai visai gerai, jeigu užklumpa stiprus lietus, bent jau yra kur pasislėpti. Non ci ho pensato a mettermi la tentina. Nuoroda liko nueiti 0,5 kilometro. O čia tas, kur irgi tipo labai wow, Pico Reiro, reikėjo 5-6 km į tą pusę. Bet, net kelias čia uždarytas, matot? Žiūrėkit, reiškės ant tiek pavojinga, kad net kelias uždarytas, kai aš ir sakiau. Tipo, mąstėm per čia eit, 10-12 km. Pažiūrėkit, trail closed. Žodžiu, ten eit negalima. Pabandysiu biškį paeit. Nieks nematė. Pažiūrėkim, kodėl čia uždaryta. Kuom skirsis. Čia irgi uždaryta. Va čia tai jo. Spyna. Stop. Warning. Krentantis akmenis pavojus. Iš vis uždrausta pereit šitą teritoriją ir bauda nuo 2,5 gabalo eurų. 2,5 štukos eurų. Ir matosi visas miškas čia tiesiog išdegęs. Eina sau. Eik tu sau. Čia praeitais metais buvo labai didžiulis gaisras, kur sudegė ten milžiniška. Ta prasme, ten paskaičiavimais tai atrodo, ten pusę salos tiesiog paėmė ir sudegė. Ir mes kiek važiuojam su mašina, per kamerą gal nelabai matosi, bet visi medžiai tiesiog tamsus. Na, aišku, metai praėjo, tai jau atžėlė viskas, bet va čia tai matosi vapšė miręs toks miškas. Tai va. Nu, turint lišnų šaibų galima perlipti šitą tvorą ir varyt. Atrodo, tai tikrai, čia atrodo tikrai pavojingiau ir įdomiau. Bet su mama aš tikrai čia neįsiu. Ir 2,5 tūkstančio neturiu. Tiesiog va taip išmest į orą. Dėl vieno haiko. Ten mama eina. Ten mama sesė. Mama man va taip jau rodo. Tai va, planas iš pradžių buvo eiti ten, pasirodo net negalima. Bet niekur informacijos tokios net neradom. Jeigu per ten eisi, bauda 2,5 tūkstančio eurų. Rimtai? Ja. Ir ten viskas sudegė. Sudegė? Ja. O tai ko neuždaro normaliai? Tai ten spyna, ten tvora. Tai čia užklijuoto, tai paskui žmonės galvoja. O tai dar 500 metrų liko? 0,5 kilo dar. Pompa, palauk, man reikia. Nu pas tave. Va, gali pasėdėti. Aha, šlak. Nors, ant ploščių žmonės. Tai va, prieš čia lipant gerai vertinkit savo fizinę formą, nes gali pritrūkti jėgų. Pradėkit žygiuoti prieš kelionę. Treniravaisi? Taip. Šunį vedžioji? Taip, į skardį, iš nuo skardžio. O kad biškiai aiškiau būtų, tai čia pradėjom. Einam. Čia tas sankryža, kur šitas kelias uždarytas iki Reiro. Šitas visas uždarytas ir čia bauda. O mums reikia tik čia daeiti, iki Pico Reiro. Tai va, esam jau čia, liko tiek. Nedaug. Ir va tokie vaizdai. Dar vienas tagelis nuo lietaus pasislėpti. Čia tai spėjau kažkiek kavinę gal. Tam in jucap, cara.
Parduotuvėlė, užkandukų, suvenyrų ir taip toliau. Užlipom kokį 100 metrų, vėl ženklas, vėl Piko Ruivo, vėl pusę kilometrų. Keista. Turėjo kaip ir pamažėt biškį. Dar kažkokia viena uždrausta vieta. Aromeada. 11 kilometrų. Irgi kelias uždarytas. Irgi matosi medžiai, va ten apdegė visi. Šiaip šita trasa nėra labai pavojinga, bet nu šiaip labai sunkiai, nes pažiūrėkit, laiptukai tiesiog va taip eina. Ir žiauriai stačiai, labai daug ir tiesiog įsivaizduokit, nei į 5 aukštą užlipti, tai kokį, nežinau, 16 aukštą gal. Ir dar gal daugiau, neįsivaizduoju net. O va, lipam ten pačią viršūnę. Tai galite įsivaizduoti, kiek čia laiptukų. Čia irgi matosi viskas yra sudegę. Va, tiesiog visiškos anglis. Čia vat, tai reiškia, net šitą aukščiausią viršūnę pasiekė ugnis ir viskas sudegė. Visa viršūnė išdegus. Vargai? Bet atgal tai turbūt žemyn leistis bus dar. Nu, nesunkiau, bet kažkaip, nežinau, taką įrengė, bet nugalėjo kažkokią tvarelę, nors simboliškai kažkokius koliukus padaryti, tai būtų drąsiau. Aš ne iš tų, kur bijau aukščių, bet kažkaip. Ką kas tai? Da jaučiasi tas ugnies kvapas, anglies. Eina savo. Kvapas tai toks kaip po gaisro į kokį namą užeit seną. Kaip jie Everestą beveik, ne? Kitą pusę gal nuėjo. Sorry, maybe you know this is a finish? Finish? The 1-0 bond is finished. Finish, yes. Esam dabar aukščiausiam taške Madeiros ir nieko čia įdomaus, nieko nesimato, labai apsiniaukia, labai purškia vanduo į akis, einam su lietpalčiais, nu ir viskas. Aš einu aplink, ten pilna žmonių, tavęs nėra, ten išsigandau. Aš čia atėjau, čia toks paukščiukas, aš jam batoną biškį. Nu man tai čia gaidys biškį, nežinau, net jokio užrašo nėra, kad čia viršūnė. Žmonės sumaikiant per tokį lietų, per tokį vėją varo. Ojei, koks.
Ką? Ne. Ką? Gražią kurapką. Ne, nemačiau. Ne. Jo nenufilmavo paukštį. Parodyk. Gražius raudonus metu. Na, kaip sekėsi? Gerai. Koks ten paukštukas buvo? Matėt jūs jį? Nepažįstamas. Kažkoks kaip kurapka. Put, put, put. Sakau, va, kažką panašaus. Ta ir yra varysit? Ar yra kažkoks kitas kalnas? Uždaryta? Ne? Ten O jeigu su mašina privažiuot? Mes nežinau, ten iš pačių žiūrėjom, yra nuo Aireiros iki Šičetas visas žygis, 13 km, tai dabar, pavyzdžiui, čia irgi, nežinau, matęs gal, kad žudiklė link Aireiros ir uždaryta, tai matau visa trasa turbūt neuždaryta yra. Ten irgi gal visai gražu, bet nežinau. Daug kas čia uždaryta. Buvom čia Ekumeadą dar buvom nuvažiavę tą perėją, bet mes ten irgi tik tais pasižvalgėm tose gražiose vietose, o žygių vietos irgi ten bandėm vieną nueiti, ten uždaryta, kitur ten, nu žodžiu. Ja. Čia tų trasų, kaip suprantu, daug kas dabar nelabai praeinama yra. Nu tai va, mes ten ėjom pačiam gale, bet žiūrim, ten toliau tie takeliai vingiuoja, galvom. Ir irgi ten vienoje vietoje, nu, apgriuvę taip matos. Ir irgi tarp kitko buvo užtverta, bet, nu, sūnus sako. Pralindam irgi. Jūs valgėte žuvį ten su bananu? Dar ne. Bet čia tradicinis, ar ne? Taip. Ant viršaus dedasi kepta banana. Būtent. Reakcija tokia Ten pat. kažkaip kabarda fish, Taip. bet ten nerašo pavadinime, kad su bananu, tai... Ja, o tas su bananu tikrai įdomu, nes toks labai gražiai suderintas skonis tarpusavį. Tinka. Atrodo, kad čia kažkaip nesąmonė žuvis su tuo, bet jie kažkaip moka tai padaryti, kad būtų normaliai. Tai man čia labiausiai įsiminęs patiekalas. Kažkaip viskas varomas, dar turim daug šiandien pamatyti. Sėkmės jums. Jums sėkmės. Pasiekite ir matau oras biškitais. Nemanau, kad kažką dar pasulaukim. Ai, nusileisime apačioj bus. Tai čia putpelė, ne? Kažkokia panašu. Ir taip jinai put, 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 kaip vištelė. Putpelės nebūna. Oho, išėjo net ant to? Taip, iki mūsų. Ir mes stovėjom, va, į mūsų eina. Taip sakau, batonų gal pabarstyti iš kabrinės atsimti. Žiūrėk, rimtai link jūsų. Nu, tai aš to sakau. Jis gal pripratusios, gal žmonės ir maitina. Gal. Nu, bet Gal, pasislėpė ten. Atsiųsi man šitą. Tik pats paims Ai. telefoną ir ką norėsi ten tą pasiimsi. Žiūrėk, į vieną pusę 4. Gali būti. Į vieną. Nu tai galėsim tada nueiti iki... Nu gerai, einam, toliau žiūrėsim. Nu, va čia pailsėsim kažkur. Ne, tai 8, tai čia kaip iki Dubingių bažnyčios ir viskas, į vieną pusę. Nu va, ir atgal pareiti. Ką, šiandien turim naują dieną, tai atvarėm tiesiog pasižiūrėti visokiausių krioklių. Ai, tau kaip purškia. Viskas jau pažiūrėt? Aha. O ten nebandė tai? Lyja, nu ten labai. Sakė labai lyja ten neit, bet pabandom. Jolė!
Čia dar yra kažkoks tunelis. Opa. Bet šitą levadą čia uždaryta, stovi spina, toliau niekur nebenueisi. Čia taip siauro pasidarė, kad tiesiog galite pasižiūrėti, kaip reikia praleidinėti visus. Savo mama eina. Nu čia verta buvo tiek eiti iš tikrųjų. Žiauriai gražiai viskas atrodo. Wow. O čia, kitoj pusėje, matosi, plaukioja didelė žuvis. Einam pažiūrėti iš arčiau. Ką, biškį darosi sunku filmuoti, pradėjo labai gerklę skaudėti, nosis visą užgaus, bet pabandysiu bent kažką išspausti. Tai persikeliam dabar gyventi Funšalį ir išėjom pasivaikščioti biškį po miestą, po centriuką, po tokį kaip senamiestį, tai vat vaizdai iš čia. Gražiausia bažnyčia kokia matė, ar ne? Taip. Nieko gražiau nesimatė? Nu, mažai kur buvus, bet... O už mūsų katedrą, pavyzdžiui? Oi, nu tai čia nepalyginti. Daug kartų? Nu tai... nepalyginti. Bet žiedai... dar svarbiausiai keliai. Oi. Čia nuo šito medžio krenta tokie žiedai. When you bring the glass back, we refund €1 for the glass. Okay. Dar niekur nesu matęs, kad visi kioskeliai pardavinėtų daug alkoholio. Ir tau duoda stiklinę su belio kokiu gėrimu ir kai grąžini stiklinę, tau grąžina €1. Nu, tipo kaip depozitas už stiklinę, kad grįši.
One. This is alcohol drink? Yes. How much? 50%. 50. Ką tai reiškia? 15 laipsnių. Gerai, man jau. O čia jų degtinė? This is traditional Madeira drink cocktail, yes. Sorry? Traditional Madeira cocktail. Yes. This is Porsche. Punch. O ten kas per tai baltam butelį? Koks toks skirtumas? Nu, man įdomu, degtinė čia. And take some more? No. Thank you, enjoy. Užsisakėm dabar Madeiros tradicinio patiekalo žuvį su bananais. Tai bandysim ragauti ir pasižiūrėsim, ar skanu ar neskanu. Tiesiog bananus įdėti. Galvau kažkaip bus banane su bananu. Tiesiog padėtas bananas. Ir tas bananas net nesaldus. Nu, tau patiko ar nieko ypatingo? Kas? Patiekalas. Normalus? Man normalus žuvis, geros skonios, skanaus. Šviežia, ką tik? Nu, vis tiek. Šviežia, žarnovės, nu, sveikai kaip pavalgėm. Man tai Kažko ten labai daržovių ypatingo, buvo, tai pagaliau nieko. daržovių gavau. Tau tai turbūt nelabai, nes tu nemėgsti tokių daržovių. Man tai be tokia skonio. labai mažai skonių, mažai Ant prieskonių, garų čia, mažai ant druskos. garų tos daržovės, bet čia sveikas. Toks labai sveikas. Tai valgai ir atrodo, kad labai sveikas maistas. Tai druskos skanus, bet Nu ką, labas rytas iš Funšalio. Mūsų pirmas rytas Funšalyje. Išmiegojom naujuose namuose. Tai einam šiek tiek aprodysiu, kaip mes čia gyvenam. Tai čia iš kambario iškart yra tokia terasėlė. Ryte atsigert kavos. Čia yra vienas kambarys. Labai minkšta sofkutė. Turime dar vieną kambarį. Tai čia mama su sesė miega. Vonė, burbulinė. Čia paprastas koridorius. Čia turim virtuvę. Ir čia turim tokį panoraminį vaizdą į visą Funšalį. Tai va, šitas butukas tikrai daug jaukesnis už tą pirmą. Skaityk, ten terasėlė tokia, čia dar toks balkonas. Ir netgi ta visa panorama matosi iš virtuvės lango. Matosi virtuvė, gamina valgyt. Ir lygiai tas pats vaizdas matosi va tai va. Žygiuoju dabar po Montepelas botanikos sodą ir tokie vaizdai iš čia. Šiaip labai gražu, labai daug visko, palmių įvairiausių, gėlių. Nėra kažkokia labai wow, bet čia labai graži vieta. Ir matot kokios džiunglės ir pažiūrėkit kokie vaizdai. Iš aukštai jūra matosi miestas, tai kam
kam neįdomus augalai, tai bent jau kraštovaizdis labai gražus. Nu ir šiaip, matot, tokios kaip džiunglės visur padarytos. Daug tokių japoniškų atributų. O šiaip tai vėl pamečiau mamą, nes jos kažkaip ten lėtai vaikšto, aš kažkaip noriu greičiau viską pralėkti. Wow. Populiari transporto priemonė Madeiroje yra rogutės. Ir jos va taip atrodo. Ir iš paskos dar mašinos važiuoja. Nelabai įsivaizduoju, kaip tos rogutės per asfaltą čiuožia, bet turbūt tiesiog labai statykalnė, didelis svoris ir čiuožia, ir to užtenka. Ar mes bandysim, jaučiu ne, nes ir eilė mačiau labai didelė. Nu ir šiaip žmonės be emocijų čia varo, atrodo, kad čia net nėra jokio adrenalino. Pažiūrėkit. Aišku, dar ten padriftina su tom rogutėm, ant šuniukų užsimeta, ant posūkio skersė eina. Čia vyresnio amžiaus, pažiūrėkime, ar bus emocijos. Pamojavo tik tai. Ramiai žiūriu. Povas. Tiesiog kemarina. Aš meno kūrinių niekad nesupratau ir nesuprasiu. Kas čia? Kas čia? Kas čia, pavyzdžiui? Pažiūrėkit. Kas čia? Čia va dar suprantu, bent spalvų daug. Čia visai gražiai. Bet kas čia šitoj sienoj? Čia už manęs irgi yra menas. Aš vaikštau ir aš galvoju, kad aš tiesiog po dažų parduotuvę vaikštau ir renkuosi dabar, kokią spalvą dažyti tapetus. Realiai. Kas čia? Kas čia? Vėl jaučiuosi kaip kokioj parduotuvė, kur renkuosi plyteles į virtuvę. Žiūrėkit, čia galima pirštą įkišti. Vyresnis, aš pastebėjau, vyresnis labiau pristabdo, jaunas labiau specialiai pavaro. Spiegia. Spirkimas. Įsispiria. Stabdyk. Baisu. Dabar ten. Atsargiai, nes čia jie blemba. Užliekant jiems. Žiūrėk.
Nijolė jau spaudžia stabdžius. Stabdžius spaudžia nuo pat kalno viršūnės. Ai, čia ant šito tūpė lėktuvai, jo. Bet čia nedaug. Tos oranžinės jų. Žiūrėkit, pavažiavom į kitą salos galą, atrodo, kad papuolėm kažkokį Ispaniją. 2-5 šilumos ir žiauriai karšta. Ir pažiūrėkit, kaip čia viskas išdžiūvė. Viskas pasikeitė. Čia yra netoli Canikal, Canikal miestelio. Čia yra piečiausia pusė. Ir matosi, kaip čia viskas tiesiog išdžiūvė. Ir auga palmės, tiesiog. Aš negaliu patikėti, kad čia visur Madeira, ta prasme, ir kalnuose šalta ir lyja, apačioje saulė šviečia, čia išvis kažkokia dykuma. Žiauriai keistas dalykas. Jo, čia atėjus atrodo tikrai kitas pasaulis. Eina savo. Ten apačioj kažkas dar maudosi. Mama pasiliko, sakė, neis, nes, iš tikrųjų, trasa tai irgi sunkiai. Nuo kalno, nuo kalno. Aišku, laiptukai yra lygu. Tiksliau, patogu eit, bet vis tiek labai sunku, tai reikia bent biškį būt pasiruošus. Kažkas net maudosi. Nežinau, gal varyt ant trauzų. Čia toks karštis. Atrodo, lyg 30 būtų. Pažiūrėkit, kaip viskas tiesiog čia sudžiūvė. Eik, tu saukės valienas. Eik tu sau. Wow. Kai viskas čia kietai atrodo, negaliu patikėti. Aš jau tiksliai žinau vieną dalyką. Kai mama žiūrės šitą video, gailėsis, kad ne. Pažiūrėkit, kitoj pusėje koks vaizdas. Eik tu sau. Ir čia dar tik pirmas toks viewpointas, kur kažkas matosi. Kažkas sakė, čia kaip Marse. Čia rimtai kaip Marse. Eik tu savo kaip kepina. Čia daug kas eina be maikių ir dabar suprantu dėl ko. Nes aš jau viso šlapęs. Pabandom tiesiog iškilt be takelio. Nežinau, kiek čia saugu eit arti, bet gal arčiau neisiu. Eina savo.
Viskas, sėkmingai apsisukau, grįžtu atgal. Užteks. Radau neblogą vietelę, kur matosi iš abiejų pusių kalnai. O ten, ką matot už manęs, tai buvom nuvarę va tenais iki to va kalniuko. A, taip. Pavyko grįžti. Namai, namučiai.